Tai Vydai, tai aš tau tokį tada klausimą turiu, nes čia visai neseniai yra vienas iš sporto ložės narių, Laimutis Džiuga, ir mes važiavome į Londono mytą. Ir kažkaip tai išėjo kalba, kad jisai pažįsta tave iš seniau ir nuo Iron Hoodo steigimo laikų. Ir Mhm. jisai pasakė tokį įdomią frazę, kaip suprantu, iš tavęs girdėjęs, ar gyvai, ar socialiniuose tinkluose, jog tu Iron Hoodą kurdamas norėjai jį padaryti ne šiaip sporto klubu. Tai vat galbūt pasidalinsi, ką tu konkrečiai norėjai padaryti ir kodėl tu tai norėjai padaryti. Ne, tai aš visą laiką kažką tai darydamas mąstau, žinai, plačiau apie Hoodas. Tai buvo, toks judėjimas, žinai, kaip sakant, bendruomenė, va ką jūsų chebra, žinai, daro sporto ložę. Nesvarbu, žinai, kas kur sportuoja, nesvarbu, kokio atstumu vienas nuo kito esat, bet bandot tą vienybę, žinai, ir meilę sportui, va tuo konektintis, nes pas mus visuomenė, žinai, chebra konektinasi dažniausiai išgertuvėm, žinai, grubiai taip pasakyti, tipo, ne draugai, o su gerovai. Tai, žinai, nes ten skiriasi gyvenimo interesai, dar kažkas, tai kodėl nesubur tokios chebros, kaip pavyzdžiui pas mus buvo Iron Hood'e, kurie visi turi vieną tą meilę sportui. Ir pas musgi būdavo, kad Hebra, Iron Hoodo Hebra vadindom ne tik tai tie, kurie, žinai, sportuoja pas mus, bet tie, kurie ir kartais užsuka iš skirtingų miestų. Ten pas mus pastoviai būdavo kiekvieną dieną, ypatingai savaitgaliais, tai iš visur, iš Šiaulių, iš Klaipėdos, iš ten, kur tik net varydavo. Tai, žinai, ta mintis ir buvo tokia, kad tokia būtų bendruomenė, bendraminčių. Man patikdavo, žinai, visada užsienį, žinai, artimam užsienį, pavyzdžiui, Lenkijoje, kada tu ateini į sporto salę, sveikinasi visi su tavim. Ir tai žiauriai keista, tipo, žinai, ateinu aš pirmą kartą į tą salę, jie tikrai manęs nežino, nei kaip muzikantų, nei kaip aktoriaus, nei kas aš esu, bet pas juos būdavo toks, čia, žinai, ten geriau kažką, žinai, atvedat pieš, žinai, aš tai vos ten šneku lenkiškai, aš jam atsakau, sakau, jie не bardzo rozumavim po-polski, žinai, ten taram-param, jie, tu biški šneki, ir supranti, ta tokia vienybė, ir galvoju, what the fuck, pas mus klubuose ateina, jeigu pasportavę, žinai, dažniausiai, tai, čia su nieko nešneki, va tokie, žinai. Ir man labai norėjosi, kad visa ta bendruomenė vien su kitu sveikintųsi, kalbėtųsi, žinai, smalltalkintų ir ne tik smalltalkintų, o bigtalkintų, žinai. Viskas ir tas buvo pavykę. Ir, aišku, žinai, vien gerais norais tu sotus nebūsi. Atsidaro visi džimplius ir taip toliau, ir taip toliau. Lemonai, žinai, kur tau, gaunasi biznį iš tavęs tą atima ir vien iš idėjos tu neišlaikysi sporto klubų. Tai buvo jisai uždarytas, ir tiek tos idėjas. Tai man, aš ir džiaugiuosi, kaip ir tu su Hebra, žinai, pakvietė, kai Anglijoje susitinkam, matyt, kad dar yra žmonių, kurie geba neapsiriboti, žinai, vieną ten lokaciją kažkokią, o viską virtualiai tą patį padaryti, žinai, ką mes darėm gyvai, žinai, o jūs sugebat ir mytus gyvus pasidaryti, ir tai yra labai aфиgenai cool, žinai. Vydai, tai visai neseniai gavosi toks čia pokalbis, žinai, sporto ložė buvo įkurta 2017 metais, ir manau, pats supranti, kad per tiek metų, kad ir su visais sustojimais, buvo visokių egzempliorių, visokių situacijų. Ir buvo pora atvejų, kur prisijungė prie mūsų komandos žmonės ir, gaunasi, kad pati idėja tampa asocijuojama su veidu ir su žmogumi. Arba netgi buvo tokių atvejų, kad pradėjo žmonės kalbėti, kad čia sporto ložė yra apie kultūrizmą, apie jėgos sportą, kas, puikiai žinai, kad tai nėra mūsų esmė. Ir visai neseniai išėjo man tokios frazės, jog esmė ne žinios nešėjas, o pati žinutė. Ir tai, ką tu darei su Iron Hoodu ir ką, sakykime, tas pats City Fletcheris Amerikoje darė, galbūt dar ir daro, aš iš tikrųjų dabar net nežinau. Tai jam ten su sveikata, bet jo sūnus daro, jie vis tiek juda, žinai, tas klubas. Ok, supratau. Tai čia tai pati idėja ir yra, žinai, kad tu tą meilę sportui, tą vieningumą, tą meistriškumą, žinai, kolektyvų tą tobulėjimą, čia yra pointas. Tai labai iš tikrųjų... Bet žinok, aš tai nesibaidyčiau to, kai tu sakai čia apie kultūrizmą, apie tą. Tai yra viena iš dalių, tai viskas ok. Ir tas, kad įkūrėja tapatina
su visų judesiu, tai viskas yra normalu, kad tave tapatina su sporto lože, nes tu daugiausiai, žinai, darai tam judesį, nepaisant, kad visa bendruomenė taip pat turi savo, žinai, kažkokį interesą daryti, žinai, vardan chebros ir visi dirba tame, bet tu kaip generatorius idėjų, tai reikia tik tai džiaugtis, kad sieja su vardu ir nereikia parintis ir nereikia bėgti nuo to kultūrizmo. Tai kultūrizmas viena iš dalių, lygiai taip pat kaip tu ir pajudi kovos salėje ir visose kitose veiklose. Tai aš manau, kad kaip aš į tą kultūrizmą sakant, tai nėra tai blogai, bet tai nėra tik tai apie kultūrizmą, žinai. Jo, kad pati esmė, žinai, vat, žmonės buvo bijodavo ją ateiti, nes nuomonė tokia būdavo, kad, žinai, vien kultūristai. Tai same shit, žinok, aš tave pertraukiu, same shit su Iron Hoodu buvo. Sako, tai pas jūs ten monstrai. Sakau, hebra, nu tai mes, kas filmuojamės, mes ir dedam, kas formą padarė. Pas mus yra ten procentaliai gal 10% tų kačiokų, visi kiti yra paprasti žmonės. Paprastų formų ir ateina naujokai, kurie iš vis nieko nesportavę. Bet nu, jeigu tu nori mokytis sporto, tai turi mokytis iš tų, kurie tikrai turi formą ir kurie žino, ką daro ir ką padarė. O ne tai, kad dabar, aš nenoriu eiti, nes ten per daug kačioko, aš eisiu pas beformis į klubą. Nu, blemba, tai jeigu beformis nežino, kaip savo formą pasidaryti, arba nesugeba disciplinos išlaikyti, arba kažko, tai gal, nu, tas pats, kas, žinai, nori krepšinio mokytis, neini pas Jordaną mokytis, eini pas LKL ar ten sekmadienio krepšinio lygos sportininką, žinai, mokytis krepšinio. Nu, tai, žinai, nes vėliau dar per gerai žais. Nu, čia taip irgi. Taip, žinai, tu turi mokytis, bet savo ribas. Tu supranti, kad, nu, kad tokią formą padaryti, kaip ten, žinai, tas pats City Fletcheris, dar kažkas, tai, nu, tai čia ir genetika, ir darbas, ir visa kita. Tai tu nusistatai savo lubas, kur tu matai, ko tau reikia, žinai, kaip mano atveju. Sportas ir kūno forma yra, nu, dabar jau neatsiejama mano visų veiklų dalis. Nu, tai aš vaidinu serialuose, šūtinam, kaip ir kalbėjom, sakau, visą mėnesį non-stop, žinai, šūtinam. Mano personažas ten yra, žinai, su forma buvęs boksininkas. Ir man reikia tą palaikyti ir nenori. Nors aš ir noriu, bet, pavyzdžiui, norėčiau ledų suvalgyti, aš šį sezoną ledų nei vienas sportas dar nesuvalgiau. Dėl to, kad aš žinau, kad man reikia laikyti formą, kol Liepas filmavimui. Ir stengiuosi gerai maitintis ir taip toliau. Ar tai yra blogai sveikatai? Tai ne, nes aš valgau sveikai, stengiuosi išvengti, žinai, cukraus ir praktiškai nevartoju jo. Bet, nu, valia nuo to mano, kaip pasakyti, kad man reikia tos formos pasidaryti, tai nenuvertina mano valio, žinai, nu, kaip pasakyti. Tu vis tiek stengiasi ir taip toliau, bet man šitoj vietoj reikia, o kitas, jeigu nori, jam gal reikia pliažą, gal jam reikia tiesiog savo įrodyti, tai jis ir valio, jis tegul daro, bet tegul klauso profų arba tų, žinai, kurie pasidarė ten formas. Taip, nu, mokais iš tų, kurie yra ten, kur tu nori būti, techniškai. Taip. Arba buvo. Arba buvo, žinai, nes nebūtinai šiuolaikinė forma, bet jeigu jisai buvo kažkada arba paruošęs yra, jis turi žinių, žinai. Ir tą patį realiai visom gyvenimo sritim galima pritaikyti. Jo. Nu, taigi pas jūs ir visas šitais yra sporto ložės. Tai per sporto prizmę paimti visas kitas gyvenimo dalis. Nu, tai aš lygiai tą patį savo gyvenime, žinai, sakau, kad atsirėmė nuo sporto pas mane viskas. Ta prasme, iš rajono išlindau dėl sporto, gert pradėjau mažiau, nesportavau ir tipo, nenorėjau rezultatų prastesnio, vėliau tik supratau, kad to, ką man to reikia. Tada lygiai taip pat muzika. Aš muziką dariau, galbūt mano personažas nebūtų sudominęs mano muziką ir mano personažas, jeigu aš nebūčiau ten kačiokas, galbūt man sunkiau būtų buvę prasimuš, bet kai išleidau tai mūsų klubas ir hebra žiūri, blemba, kačiokas reperis, blemba įdomu. Ir gavau dėmesio to. Ir aš vėliau, nu, visai nesusijusiu su sportu gabalai, mano ten svajonės, visos kitos ir ten mano norai, Arktikos, jos visai nesu sportu. Bet mane kaip personažą atsimena, arba vaidyba. Kaip aš prieš ten 10-12 metų nuėjau pirmą kartą pasifilmuoti kažkokiuose masinėse scenose, trumpuose epizoduose, taigi irgi mane paėmė dėl to, kad forma buvo nuo sporto. Aš buvau kažkuo tai išskirtinis.
Ir nelikau, kad tipo tik tai kačiokas. Aš mokiausi, kaip vaidinti, kaip išmokti tekstus gerai, kaip muziką daryti ir taip toliau, kaip rašosi su kiekvienu gabalu. Vis stengiausi geriau parašyti, žinai, kaip ir tavo bratkis. Irgi daro muzoną ir stengiasi, žinai, kas kartą, žinai, naujai kažką tai daryti, kažko ieškoti. Tai tik tai tas nesustojant ir duoda rezultatų. Tai yra analogas kaip sporte, žinai, tugi sportuodamas irgi gali labai greit nusivilti, ten nepamatęs six-pack arba neužsiauginęs bicepso, per, žinai, ten 2 mėnesius ar 2 savaitės, kaip dabar daugelis tikisi. Ir tipo tu toksai, aš viską mesiu. O mane būtent ir išmokė sportas, kad jeigu tu nori centimetrų ant bicepso, planas tavo yra ne už mėnesio, o nuo rudens iki rudens, žinai. Tipo rudenį pradedi sportuoti, aš vasarai kitai gal bus jau pas mane ranka, žinai, ten ne, kiek ten būdavo, gal ne kem 1, žinai, o kem 2, tipo. Gal bus. Ir dirbi to ant to. Tai lygiai taip pat visose sferose, kurias aš dariau, ir verslė, ir taip toliau. Tai todėl ir manau, kad tas jūsų sportas tiesiog paaiškinti, žinai, kur čia sporto nauda, ne tik tai kūne, bet būtent vystymuesi charakterio ir laukimo, darbo. Čia apskritai, jeigu paimti sportas, manau, toks mažiausiai profesionalumo reikalaujantis įrankis, kad tu galėtum pradėti tobulinti savo meistriškumo įgūdžius. Tai, ta prasme, bet kur tai tau padės visose gyvenimo srityse, tiek versle, tiek karjeroje, sakykim, kažkokioj ten, tiek idėjos generavimui ir jos išlaikymui, tiek asmeniam gyvenime, realiai. Terapija. Taip, disciplina, tada, žinai, nuoseklus darbas, disciplina ir dar nemažas labai faktorius yra žinojimas. Nes tu gali, žinai, dirb, tai būt atkaklus, bet nesidomėt nieko, nesianalizuot, kaip kas veikia, čia kaip ir sporte. Tu gali norėti bicepsą užkačialinti ir nesuprast, kokiais pratimais, nežinot, kad jam reikia duoti poilsio, nežinot, ką maitintis, kaip, žinai, surinkti ko. Tai lygiai taip pat ir ten, žinai, muzikoje, pavyzdžiui, paimkim. Tu nežinai, iš ko sudedamosios dalis pačios muzikos kūrybos, kaip turi skambėti bitas, kaip turi suvestas būti vokalas, kaip komerciniam gabale, kurie yra populiarūs, kaip jie skamba, kokie dažniai, žinai, kokius reikia bekus dėti, kokius efektus uždėti, kad jisai atitiktų su bitu. Tą analizuot, kas kabina, kur keči, kur nekeči. Ir gali žiūrėti pagal teoriją, arba kaip ir sporte, pagal savo klaidas. Taip ir biznėje, tu gali sakyti, blemba, aš noriu pardavinėti, nežinau, ten guminukus, ten daleiskim, belekokius. Tu neišanalizavęs rinkos, tu gali, žinai, padaryti gumibėrus, tokius kaip šitai Haribo, tik kad neskanesnius, žinai, kurių pilna rinkų ir brangesnius. Ir kas iš tavęs pirks? Tu gali ten siūlyti 1 milijoną metų, žinai. Jeigu sugalvosi iš guminukų birkas padaryti ir pardavinėti sekšopus, tai gal čia jau bus idėja, supranti. Dėl to, kad tu paanalizavęs rinką, kad nėra tokių, pavyzdžiui, guminukų ir kaip tu reklamuosi. Tai kaip ir sportai, žinai. Tu nori bicepsų užauginti, gali ten tampyti, kaip kiti durniai būna, ten nesąmonės daro, rankas kiekvieną dieną ir ten bilia kaip, o valgo ten nieko, žinai, kavą su sneakers ir tikisi užaugti. Tai atkaklumas jų šitoj vietoj nepadės. Tai čia, labai puikiai iliustracija sportas ir gyvenimas. Čia labai tokį artimą dalyką apskritai judėjimo konceptui pateikiai dabar ir tą durnių pavyzdį, kaip tu įvardinai, kad žmonės, žinai, nuvaro ir jie daužo ten krūtinę, rankas. Tai aš pats sporto klubą, kai turėjau, tai tikrai daug to mačiau, kad kiekvieną dieną techniškai viršaus dieną. Kodėl? Nes noras atrodyti gerai dėl kažko. Kiek valandų dabar gali pažiūrėti, man telefonas nerodo, kiek? 6:17 pas jūs. Ok. Jo, tai iš tikrųjų labai gerai, kad ir tie judėjimai kyla iš skirtingų vietų, iš skirtingų lokacijų, bet esmė juk vienaip ar kitaip yra ta pati.
Tai va, tai žinai, sakau, hebrai, man tai labiausiai norisi ką visą laiką akcentuoti, kad nebijotų. Baimė yra pats labiausiai stabdantis veiksnys. Baimė suklysti, baimė, žinai, kad ką apie tave pasakys ir taip toliau. Visą laiką sakys kas nors, kad ir tu būsi geriausias, kad ir tu, žinai, ten vaikų namams, ten kokia Beata Nikolsen iškeptų piragų ir išdovanotų vaikų namams ant kokios nors šventės. Atsiras komentatorių durnių ir krūva durnių, kurie rašys, aha, tai čia ten, žinai, jinai čia nori PR pasidaryti, arba sakys, jinai ten pedofilė, arba jinai ten, žinai, sugedusiais produktais iškepė, nes nenorėjo išmesti ir dabar, nu, tipo visokio šūdo. Tai tie visi, žinai, komentatoriai, ypač ant socialinių tinklų, kur, žinai, po Delfiais visokiais, po straipsniais rašinėja ir žmonės tada, žinai, parinasi, plemba, jeigu aš darysiu ir ant manęs gali tai varyti. Aš nenoriu, o dar blogiau, kada jie prisijungia prie to heito, žinai, tipo, apšikt kitą, kad pas jūs geriau. Va čia yra pizdėt, žinai, čia yra pats baisiausias dalykas, stabdantis tave kaip asmenybę, vietoj to, kad sau duot tam tikros kritikos, sau duot iššūkių, tu ieškai problemų kitame. Pavyzdžiui, ten, žinai, o ta merga pričiulpė ant Range'o. O ant ko tu pričiulpiai? Ant golfo? Ta prasme, vis tiek namuose čiulpiai bybė, žinai, savo vyrui. Nu, tipo, ir kur tu? Ir tai, nu, tu galbūt moralė neleis padaryti kaip ten ta, bet tikrai ne kiekviena pričiulpia. Bet taip nuvertint ten, žinai, žmonės, kurie kažko siekia, pasiekė, žinai, ai ten bičas davė, ai tenais, jo, jam lengviau, jisai papuolė tinkamų laikų tinkamai vietoj. O kodėl tu neatsiduri tinkamų laikų tinkamai vietoj? Prasianalizuokim, kokios savybės žmogų veda į priekį, kokios veda atgal. Tarsi, kokios galimybės, žinai, kur būt. Čia, žinai, kokiu laiku, kokiose vietose tu pats būni, žinai. Taip, nu, ir kur tu savo laiką įkvoji, žinai. Pavyzdžiui, aš irgi, vat kaip susidubliavo mums šitas, tas, blemba, pas mane kiekvieną dieną ten tą filmavimai, tas vėl kažkur laisvo varai. Ir tu, žinai, pasiūly, jo, pažiūriu į savo kalendorių, pas mane ryte parašyta ant pietų, žinai, šitos varžybos. O ką man reikia, tipo, eit diską mes? Nu, iš principo, nei čia apmokama, nei čia ką, žinai. Tipo, ką man tą diską eit mest? Bet su gera hebra, nu, kada tu mesi diską su Vilniaus miesto meru ir su, žinai, visais žmonėm, A-listeriais, kur tu, žinai, irgi jau tarp to listo tave vertina, žinai. Ir galėčiau, ai, ne, aš pailsėsiu, eisiu geriau, pažiūrėsiu filmą ar serialą ar paskrolinsiu. Kartais pailsėti reikia. Bet o kur mane tas serialas nuves? Gerai, aš kaip kino aktorius ir ten darau savo projektus, gal aš dar bežiūrėdamas filmą gausiu idėjų, ką nors padaryti. Bet greičiausiai aš tiesiog praskipinsiu tą laiką, arba tokio oro, žinai, kur per langą liejai su diską mes, kas tikrai nėra ten super džiugu ir super faina. Bet aš žinau, kad bet koks judesys ir naujų žmonių sutikimas tave netikėtai gali nuvesti kur nors. Tai tai irgi reikia mytant va tokiuose bendruomenėse, kaip jūs daro. Irgi. Dėl to, kad, nu, turbūt niekada gyvenime gatvėje nesusitiksi iš savo ten sporto ložės narių naujų kažkur tai netyčia gatvėje. Nu, nes ten skirtingi miestai, bet va, prisijungus internetai. Iš tikrųjų, tai yra buvę tokių situacijų, kur restorane priejo ir sveikinasi, žinai, ir, nu, tas pasaulis mažas, Vytai. Tai sveikinasi ir vėliau jie prisijungia prie jūsų. Tai iš tikrųjų, tai dabar, kaip pasakyti, yra tų žmonių, kurie žino apie mus, tačiau gal nežino dar, kaip prie mūsų gali prisijungti. Ir yra tokių, kurie yra bendruomenės, internetinės bendruomenės dalis. Sakykime, tie, kurie pradėjo 2018 metais, jie po šiai dienai dalyvauja susitikimuose bendruomeniai. Tai va, tas yra faina ir iš to išsivysto draugystė, išsivysto kažkokios geros emocijos, išsivysto kažkokios tai veiklos, kažkokios draugas ten supažindino dar su draugu, ten savo kitų, ten dar ir kažkaip tai gyvenimas vystosi, žinai. Tai dėl to, sakau, nebijot bendrauti su naujais žmonėm, nebijot bendrauti, nebijot kritikos, nes šiaip labai gerą kažkokį aš tokį išgirdęs, neatsimenu, kas buvo pasakęs, sako, kaip tu gali priimti kritiką iš žmogaus, iš kurio tu neprašytum patarimo, nepriimtum patarimo. Ir va čia, žinai, visus tos heiterius.
ai, ble, ten tu toks, žinai, čia šūda. O tu pažiūri jų gyvenimą ir tu supranti, kad, nu, aš ten iš tavęs jokio patarimo net nenorėčiau girdėti. Arba yra žmonių, iš kurių tu paimtum patarimą, pavyzdžiui, galbūt apie ten kokio aktorystės meistriškumo, bet aš niekad iš jo patarimo neprašyčiau muzikos prasme, nes jie to nežino. Nes jie to nesupranta, nes jie to nesigilina, viską paviršutiniškai tik tai žino. Tai vat labai reikia tą vat kritiką filtruot ir kad jinai nestabdytų. Nes metam bėgant tu supranti, kad ten, žinai, vat, aš čia tavo bratkį, žinai, irgi akcentuoju, kad žinai, muzonas, kad jis suprastų, kas ant manęs ten prieš, kada mes pradėjom 10-12 metų atgal, ten buvo, žinai, mūsų ten grupelė tų reperių, tokių, kurie darė kažką įdomiau, tai aš, Medmanis, Lilas, Omerta, dar ten keli, kurie darė tokį biškį popsiau. Ir ten, žinai, visokie tie geresni, ten dar kažkas, tai, ai, ten karpis, čia, blėt, jūs čia šūdą darot. Karpi, kur tu? Boltą vairuoja, nu supratau. Supranti? Va čia ir yra bairis, kada tipo, čia iš to tokio pagiežos, o tu pats žinai, kad vėliau renginiai ateina, ten rankas spaudžia, žinai, dar tada, žinai, kad jau domisi, o kaip čia komerciškiau, kaip selas padaro, kaip padaryti, bet jau vėl, hebra, tave suėdė tavo negatyvas, tavo pavydas. Ir kur dabar tie, žinai, ten tie reperiai, ten, nu, kad ir mano bičiuliai, žinai, Genžemanas, kur buvo, kur, nu, į statybas dirbti nebedarai muzoną visiškai, nes tu tuo metu užsiėmei ne savirealizaciją, ne tavo kažkokių skilsų gerinimo ar ieškojimo kažkokio tai kito skambesio, dar kažko, tai tu tiesiog besiputodamas ant kitų, tu dingai iš eterio. Tai vat ir visur gyvenime praėjus daug metų, kažkokiose veiklose, kaip ir vaidyboje, aktorinėm, ką čia vaidina, čia, blei, kuinė. Nu, jau kelinti metai pagrindiniuose vaidmenyse vaidinu. Dabar visai pagrindiniam, vat kur serialas išeis. Nu ir ką, jeigu aš būčiau partneris, jis klausęs ir, jo, gal čia ne man. O kas tai davė sportas? Irgi grįžtam prie to. Bicas neaugo. Stengiausi visaip daryti, visaip neaugo, galėjau sakyti, dar nafik formą nepasidarau, bet praeina metų 10 ir tu žiūri, kad tai jau, kad jau geriau formą tą padariau, negu aš norėjau. No. Ir darbo ant pečių realiai tai nenešiosi, nes Romo turi atminti, žinios, viskas išlieka, tasme. Jo, tai sakau čia, žinai, vat dėl to reikia burt aplink save žmonės ir kokius tu suburi aplink save žmonės, kokie tavo draugai, žinai, yra. Tai toks ir tu pabiški tampi ir jeigu, žinai, pasirenki savo aplinką kažkokį lodarių tinginių aplinką, tai ir tu lodarius tinginys pasidarysi nejučia. O kada surenki, laisvų vietų nėra. Žodžiu, o kai tu surenki aplink save kažkokią tai bendruomenę, vat kaip ir jūs, kurie turi bendrą interesą, ten, tarkim, sportas, saviugda, kažkoks judėjimas į priekį, tai visi tada pradeda, žinai, kažkaip vienas kitą pušinti, žinai, nes nori, nu, ta sveika bendruomenė, ne konkurencija, žinai. Vat aš noriu, aš paklausysiu, svarbu labai klausyti viens kito, girdėti ir daryti. Tai, žinai, aš tik tai džiaugiuosi, kad tu per tiek metų, žinai, nenuleidai rankų su sporto ložės visų judesių, nes aš įsivaizduoju, nuo darbų laiko tikrai nėra marios daryti tokį, žinai, judesį, nes čia, nu, labai daug savęs reikia atiduoti. Ir toks, žinai, dar išklausyti visokių, kam kas nepatinka, kam kas netinka. Kur čia, blėt, koks šūdas buvo, žinai, visą laiką tokių momentų atsiranda. Ir tada įtariu ne kartą norėjusi, nesakyti, tai, blėt, eikit, nahui, aš nedarysiu, blėt, pizdu, eikit patys. Man yra buvęs vienas epizodas, tai 20 metais, kai COVIDas mums salę suėdė. Nu, ten ne tik COVIDas, bet tai va tame momente pasijaučiau labai vienas, žinai. Bet
Net kai buvau sustabdęs, nes aš realiai per COVID iki 23 galo aš buvau sustabdęs projektą, tai visą tą laiką vis tiek, žinai, tos mintis grįždavo prie to, grįždavo. Ir vat, kaip gerai pasakėjai, žinai, dėl darbų ir visa kita, tai paskutinius 2 mėnesius prieidinėjau prie to, pradėjau jau atsimėtyti klientus, susidarkiau šiek tiek komercinę sporto ložės pusę ir realiai priėmiau sprendimą, kad einu all in. Nes matau, žinau, kad gali, turim žmonių, kurie tiki, turim žmonių, kurie nori tai matyti augant ir Ja. sakau, let's give it a go, pabandom. Kaip sakyt, net nepabandom, o padarom. Nu darom, čia sakau, reikia tiesiog didelio noro ir laiko ir pastangų. Ir Taip. visada faktas, kad sunkiausia yra, žinai, ta finansinė pusė, kada tu pamatai, kad kažką tai kito darant, tu uždirbi, bet ne tiek malonu, o kitur neuždirbi, bet malonu. Ir rinktis tarp to, Mhm. žinai. Tipo, ar mažiau finansinio feedbacko, bet kaifas būtų, ar, Mhm. žinai, ar suderinti. Tai geriausia, kaip nors kažkiek susiderina, kad ir labai didelis kaifas ir finansinė grąža būna. Taip. Tai va, aš Taip. stengiuosi ir užsimti va tom veiklom, žinai, muzika, aktorystė, kad, žinai, ir kaifas, ir uždirbi, ir labai džiaugiesi, žinai, to. Tai. Bet vien tik tai, žinai, kaip pasakyti, darbu tas įvyko. Niekas ten iš karto nemokėjo daug už nieką, žinai. Mhm. Tai va. Visą tą kelią reikia padaryti. Jo. Tai svarbiausia, tas, žinai, yra. O Mhm. jūsų tema šiandien kokią mytą, ar tiesiog jūs taip random? Tai šiandien pirmas realiai, tai labai džiaugiuosi, Vytai, kad prisijungiai prie pirmo tokio online myto mūsų, o tema ir būtų buvus apie tai, kokia prasmė, kokia mums prasmė ir ką mums reiškia bendrystė ir kaip mes galime tai padaryti efektyviau. Tai vat ir, žinai, nariai yra, kurie galimai prisidės prie pokalbio ir pasidalins savo mintimis, žinai, kaip jie tai mato. Nu. Tai va, tai gerų jums pasiplepėjimų. Dėkui, Aš. Vytai. Tai gal Vytai sekundėlę palauk, tada pakviesiu žmonės, kas norėtų prisijungti kamerą, pasidarytume visi nuotrauką internetinę, kad būtų motyvacija kitiems prisijungti sekantį Jo, kartą. gerai, aš toj, žiūrėk, sekundę atsijungsiu, nufotkinsiu, arba palauk, gal net neatsijungsiu, nufotkinsiu, palauk, gal gausis. Man čia reikia. Tie, kurie galite įsijungti patys savo kameros. Va. Labą dieną, Aurelija, labą dieną, Vaida. Matau Dovydą, Laisvydą, šaunuoliai, kad prisijungėt, džiaugiuosi. Taip. Palauk, kaip dabar. Nematai to, ne dabar? Ne, nematau. Va, dabar matai? To. Kol kas tik girdžiu. To aš. Kur čia aš dingau? Turėtų būti maža kamerytė, Vytai. Jo. Matai, kad aš čia išjungiau fotkinau. Zoom. Blemba, ko čia kamera dingo mano. Gal pabandyk persijungti.
Rybės Hebrytė. Kaip tik, ko laukiama Iron Vyto, galite iš tikrųjų perleisti mintį per save. Kaip manote, pati bendrystė gali būti dar labiau sustiprinta mūsų projekte ar bendrai sporto pasaulyje, naudojantis sportu, nes visgi kiekvieną dieną daugiau mažiau skiriame laiko kurti sporto ložę ir kurti bendruomenę ir tikrai būtų džiugu pasidalinti mintimis ir idėjomis, kaip galime tai padaryti dar efektyviau. Labą dieną. Nu, Manau, kokį bicepsą darom, ne? Visi darom bicepsą. Nuotrauka yra. Ačiū labai. Tai Vytai, ką, kitą kartą susimatysim? Kur Vytas? Vytai, nėra mikrofono, tavo negirdim. nu va, girdi dabar. Girdi. Jo, Vytai, girdim. Paprašysiu perkelti visus beisus į ten. Nepadarė nuotraukų, tai pakartokime. Matot, man reikia dviejų rankų, kad... Laikom. Nu va. Gerai, dėkui Vytai, sulauksim kitą kartą tave. Kaip? Sulauksim dar kitą kartą tave. Kitą kartą būtinai, va dabar nežinau, ar spėsiu, va, Hebroje, žiūrėkit. Va, matot, nematot, kučių žasuoja. Žodžiu, Kai toks poras, tai nenuostabu. nu, все, Hebrytai, varau. Visų, Vytai, dėkui. Gerą jums laiką. Davai. Dėkui visi. Nu ką, visai fainiai pabendravom su Vytu. Džiaugiuosi, jis vienas iš tikrųjų iš pirmųjų, pavadinkime, pirmųjų Lietuvos influencerių, kurie prisidėjo prie sporto ložės, kurie atvyko, sudalyvavo ir, kaip sakyti, ir žodžių pasidalino ir aktyviai toliau dalyvauja. Čia dabar toks internetinis pirmas susitikimas su Iron Vytu, o fiziškai jau buvom susitikę 2 kartus. Tai tikrai džiaugiuosi, kad žmogus eina tuo keliu ir supranta šio vienybės ir meilės sportų kelio prasmę. Jeigu kažkas norit pabendrauti, tai prisijunkit su mikrofonu. Tikrai galime, gal turit kažkokių minčių, pastebėjimų ar galbūt netgi klausimų visiškai atvirai, lengvai. Jokių formalumų kaip bendruomenė. Įsijungiam mikrofus ir pasisveikinam pirmą. Norisi kiekvieno bent balsą išgirsti. Tai labai faina. Labai gražus pakabukas. Ką čia dar turime? Laimutis kažkur tais yra. Odeta, Robertai, Vaida, pasisveikinkit, labą dieną. Mes šitai... Girdo Odetos. Jo.
Jūs galite išsijungti mikrofonus ten pas... Jo. Aš išsijungus, nes pas mane beibis jau pabiški kelias, tai man jaučiu greit reiks lėkti, išsijungsiu kamerą, tai labas visiems. Okay. Kaip gerai matyti. Tai kaip jums susiklausė? Fainiai. Man tai fainiai patiko. Įkvepiantis toks žmogus. Visa istorija jo. Jo. O tu, Aurelija, buvai gyvai susitikime su Aeron Vytu, kai darėm 2 kartus? Ne, man atrodo, kad nebuvo. Tikrai, ir labai, ta prasme, ir labai autentiškai paprastas žmogus. Toks, žinai, pats iš savęs tikras. Tas labai patiko. Ir labai atviras. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, aš jau turiu atsijungti bent jau trumpam, nežinau, kada grįšiu, bet tuoj grįšiu. Gal. Mes dar 20 minučių čia būsim, jeigu ką. Aš dar pasisveikinti atėjau. Labai malonu, Laimutė. Gerai, buvo malonus pokalbis, buvo malonu išklausyti. Daugiau tokių. Būtinai. Gerai, surašysim. Žinoma, iki Laimutė, ačiū, kad buvai. Iki. Tai ką? Ar turite minčių, klausimų? Jeigu labai ilgai tylėsite, tai užvesiu pats kokią temą. Jo, gal galėtum kažką papasakoti, jaučiu, gal būtų įdomiau paklausyti, čia gal biški daug tokių nedrąsių žmonių, aš manau, vienas iš jų yra aš. Tai aš manau, kad jeigu turime nedrąsių žmonių, Vaida mūsų įsijungia mikrofoną, tai jau bus drąsiau, bet bendram plane tai nedrąsiems žmonėms yra receptas. Tai daryti kažką, kas šią minutę jiems yra nedrąsu. Na tai va, šiandien ir pasakė Aeron Vytas, ne, kad svarbiausia nebijot. Svarbiausia nebijot. Aš tai gal, sveiki, norėčiau paklausti, gal jūs, Karolika, daugiau pasidalintumėt apie bendruomenę jūsų, nes jeigu čia yra dar daugiau naujų žmonių, tai kad labiau išgirstų, kaip ir suprantu, ką darote, bet gal šiek tiek plačiau. Ir ar vykstate į kitas bendruomenės, juos užimti, įkvėpti ir taip toliau. Aš vadovauju vienai bendruomeniai, tai va, atrodo, kažkokį projektą kartu gal sukurti. Ar, ką veikiat? Taip gal daugiau, kad įsiplėstumėt, papasakotumėt. Žinoma. Ačiū, Vaida. Ir džiaugiuosi, kad iš kitų bendruomenių prisijungia žmogus, jūs pati, nes esmė sporto ložės ir yra sukurti vietą, kur ne tik skirtingos sporto šakos, ne tik skirtingų specialybių treneriai, bet ir skirtingo pobūdžio ir poreikio paskirties bendruomenės susivienyje per sportą ir auga kartu. Ir sporto ložę aš sukūriau 2017 metais, gruodžio 5 dieną. Ir nuo pat pirmos akimirkos, kai man atėjo visa ta vizija, kurią aš pamačiau, ką aš dabar realiai ir pradedu pilnu garų kurti, ir buvo apie tai, kad sukurti tą vieningą ekosistemą. Ką mes darėme iki šiol, tai pagrinde buvo susitikimai, mes vadinam juos mytais, kur susirinkdome į salę ir treniruodavomės kartu. Esame darę jau ir seminarus gyvai, esame ir softe susitikę gyvai, žinau, merginos šio mėnesio gale jau kempingą organizuojasi ten tarpusavyje. Ir dabar ties kuo konkrečiai aš dirbu, tai kaip ir su Vytu pokalbėje minėjau, man atrodo, jūs kažkur tais ne nuo pradžių prisijungė, tai galbūt negirdėjo tos dalies. Tai iki šiol sporto ložė techniškai buvo, ką mes ten kažkokią tais atributiką parduodavom, bet ir tai ne pelno tikslais, o realiai sklaidos, kad žmonės eitų, matytų, dalintųsi, turėtų kažką šalia savęs, kad tai primintų apie tai, ką mes darome.
Tačiau dabar paskutiniam periode aš realiai priejau prie to, kad sukūriau licenzijavimo programą. Ir licenzijavimo programa šiuo metu yra pirmame etape ir jinai realiai yra skirta sporto sveikatingumo, sąmoningumo srities profesionalams, įstaigoms, organizacijoms, kurios nori dirbti su sportolože kartu, nori gauti savo veiklos augimo skatinimo pagalbą, nori daugiau bendruomeniškumo, nes iš to, kiek aš esu bendravęs su kitom bendruomenėm ir kitom organizacijom, tiek taipogi ir verslo konsultavime, verslo paslaugų teikime, žinau labai vieną dalyką tvirtai, kad organizacijoms yra sunku išlaikyti žmonės, susigrąžinti žmonės ir kartais net yra labai sunku iškomunikuoti tą vieningą viziją, kad žmonės būtų į tai įsitraukę, kad jie norėtų tame dalyvauti, kad jie norėtų prie to prisidėti. Tai vat iš tikrųjų tokiu keliu ir dabar ir einame. Ir viena dalis yra tai skaitmeninė akademija mes dabar formuojame. Tikslas yra sukurti vietą, kur žmonės gali tobulėti visapusiškai. Ir esame jau, kaip sakyti, keletą tvirtų žingsnių žengę, dabar tik laiko klausimas, kada mes ją paleisime. Gal Vaida norite pasidalinti apie savo bendruomenę, ką jūs darote, ir mes galbūt netgi čia ir dabar išgirsime kažkokią sinergiją. Tai ačiū labai už jūsų informaciją, labai įdomu. Čia dar reikia dabar apmastyti viską. Tai aš vadovauju Spaldingo Lincolnshire bendruomeniai, bet prieš naujus metus persikrauščiau, tai dabar nuotoliniu būdu dar vadovauju, bet ieškau kažko tai, kas perimtų mano tą visą, nes šiek tiek yra sudėtinga. Tai mūsų buvo irgi iš pradžių labai daug, 15. Taip, mes prieš 3 metus, lygiai 3 metai buvo prieš kelias dienas, Liepos 1, kai įkūrėme ją. Aišku, daug padarėm, įkūrėm lietuvių mokyklėlę, tai šiais metais 60 vaikų baigėm, man atrodo. Bažnyčioj turim lietuvių kunigas atvyksta. Švenčių visokių organizavom, bet savanorių tikrai apmažėjo, nes vieni buvo atėję, kas nuotraukų pasidaryti, kas tiesiog laiką praleisti, bet kai pamatė, kad tai yra juodas darbas, kad yra savęs daug atidavimo, jie įsibėgiojo. Ir mūsų dabar liko mažai. Tai va, tai kad tiesiog čia yra neapmokama viskas. Tai va, tai savanorystė ne kiekvienam. Kiekvienas nori kažkokios finansinės naudos, bet mes to negalėjom skirti, nes mes patys iš savo kišenės kartais taip finansuodavo mūsų konsulas, bet, ten nedaug. Bet kuo toliau, tuo daugiau gaunam pinigų. Aš, pavyzdžiui, prieš Kalėdas net neprašiau, tiesiog žiūriu, sąskaitą pinigai įkrito, vienas iš konsuliorio pasidalino, sako, mokyklėlį nupirkit vaikam dovanėlių. Taip galvo geras, faina, mato, žino, ką darom. Ir norėtųsi daugiau suburti, nes Spaldingas toks miestelis, kur darbo žmonės, tai darbas, namai ir baras. O kiek aš žmonių tiesiog žinau tikrai talentingų ir kurie gali kažką veikti. Ir tas pats su sportu labai norėjau. Tai Peterbore Eglė Norvilaitė, nežinau, ar gal girdėjote apie ją, jinai turi klubą, bet jinai labiau akcentuojasi į vaikučius ir į seniorus. Su mano amžiaus, jūsų amžiaus nelabai kažką daro. Tada su kita moterim bandžiau su Vaiva, bet jinai labiau bodybuilderė. O kad tiesiog tokio paprasto pajudėjimo kažkur kažką, nebuvo kas susiėmė. Aš tai tokia mėgėja. Ir tam laiku irgi negalėjau skirti. Su vieno kūno kultūros mokytoju kalbėjau, bet jis irgi taip pradėti, nepradėti. Sporto labai norėtųsi daugiau, kad žmonės būtų aktyvesni. Ir su jūsų dėka, manau, galėtume tą labiau parodyti ir kad daugiau žmonių susidomėtų. Nes kaip visi žinom, sportas, tai gera savijauta, geresnis gyvenimas ir
geros emocijos. Tai, Iš tikrųjų, Valentinas, jis yra susitikime. Valentinas būtent, kadangi jis yra gyvenęs Spaldinge keletą metų, tai mes turim Probotis sporto klubą kaip partnerius ir jie mus ten priema, leidžia mums komercinę fotografiją, videografiją daryti, leidžia daryti susibūrimus, ta prasme, turime tą, kaip sakyti, žalią šviesą renginiams. Anksčiau iš tikrųjų esu ne kartą bandęs bendrauti su ne vieną lietuvių bendruomenę. Tai mes buvome pakviesti į Jonines, buvome pakviesti ten į Visbičio, kažkokia tai ten šventė vyko. Ir tiesiog to tokio galbūt partnerystės akcento neatradome, nes kai bandyta buvo bendradarbiauti renginiais, tai vis tas kažkaip tais neišsirituliuodavo. Tai aš iš tikrųjų tai aš ir su Amerikos lietuvių bendruomenė ne kartą esu bandęs bendrauti, tačiau galbūt va tas ir yra niuansas, kad pas jūs daug tos savanorystės, na, kad ir pas mane ta savanorystė techniškai visą laiką buvo, tiesiog kadangi pas jūs jau ir taip yra daug to kultūrinio aspekto, edukacinio, kalba, teisingai visi tie dalykai, subūrimas žmonių į šventę kažkokią. Tai yra, na, šiek tiek kitokio pobūdžio bendruomenė, jūs tą grynai tautiškumą, mūsų nacionališkumą skatinate ir visi kiti dalykai, kurie galbūt prie to neprisideda tiesiogiai iš dalies, tai galbūt tai nėra toks kaip ir prioritetas. Tai tokia mano buvo išvada, nes aš 2017 įkūriau, tai kai tik 8 metai sporto ložė yra. Mes jau beveik 100 renginių esam padarę. Ir tikrai norėjosi daugiau bendrystės su lietuvių bendruomenėmis Anglijoje, nes, na, visgi čia gimė šitas projektas. Tai aš manau, reikia. Aš, pavyzdžiui, dabar vienam renginyje buvau kitos bendruomenės šį savaitgalį. Tai pavyzdžiui, buvo vienas vyras, jis atvažiavęs, jisai treneris, aš dabar nežinau tiksliai, ką jis, žinau, kad treneris, nu tai jis ir jisai fizioterapijas daro, tai va jisai pasidalino savo, kaip pasakyti, išmonę visko, kaip geriau, ką kažkaip geriau, tai va jisai bendruomenė atvyko, bet čia visai kita bendruomenė ten. Tai aš manau, mūsų kokiam renginyje, jeigu atvažiuotumėt, pasidalintumėt, dar pamotyvuotumėt žmonės daugiau, tai kodėl ne? Tai, prisijungtų ar nuotolinio, ar bet kokiu būdu. Ačiū. Aš kaip ir viską pasakiau. Ačiū labai. Supratau. Tai aš paprašysiu Valentino su jumis susisiekti ir padaryti bendrą susirašinėjimą, ar manau kažką tikrai galėsime padaryti, nes jisai, kaip sakyti, bet kokiu atveju užsiims Spaldingo bendruomenės skatinimu, tad tikrai galime rasti sinergiją. Gerai, ačiū labai lauksiu. Prisijungėt. Ačiū. Tai ką, turite kažkokių tais klausimų, galbūt rekomendacijų kitam susitikimui ir po truputį šiandien susitikimą galbūt ir baigsime. Kitas susitikimas, jeigu neklystu, bus su Eliotu. Tai čia Lietuvos sporto žvaigždė. Vaikas stebinantis net pačius rimčiausius sportininkus ir tikrai stebinantis mūsų lietuvius visam pasaulyje. Kitas susitikimas, tuoj pasakysiu kada, tai 24 dieną. Jeigu kažką domina tarptautiniai susitikimai, tai mes Liepos 17 dieną, sekantį ketvirtadienį, nes lietuviški susitikimai vyksta kas antrą ketvirtadienį, tai antrą mėnesio savaitę ir ketvirtą mėnesio savaitę. Antrą ketvirtadienį ir ketvirtą ketvirtadienį vyksta lietuviški, o pirmą ir trečią ketvirtadienį vyksta tarptautiniai. Tai pirmame tarptautiniam susitikime buvo Davidas Hesketas, daktarė Zuzana Vaicak, mano mentoriai.
ir taipogi sporto ložės projekto patarėjai, kurie padeda man plėtoti akademiją ir tvirtinti mūsų vertybės. O Liepos 17 dieną turėsime Anglijos ganėtinai tvirtą vardą bokso pasaulyje, Callumą Johnsoną. Jisai yra iš Bostono, gimęs ir augęs Lincolnshire. Ir jisai buvo tas, kuris patupdė ant kanvaso Beterbijevą. Tiems, kurie seka bokso naujienas, kurie domisi koviniu sportu. Tai va, o šiaip matau, kol kas visi draugiškai susitarę be komentarų. Tai nežinau, ar norėtumėt kažką paklaust, pasakyt, pridurt? Okay. Suprantu. Tai tuomet šį kartą sakau visiems ate ir dėkoju už tai, kad atėjote, už tai, kad prisijungėte ir iki sekančio. Gražaus jums vakaro. Iki. Ačiū visiems. Ačiū visiems, labai buvo geras susitikimas, lauksiu kito. Iki.